Pakalbėjau, kas yra natūralus ir priverstinis patalpų vėdinimas, kuo jie skiriasi. Dabar apie priverstinį vėdinimą dar toliau, kaip sakant, pakalbėsiu. Tai kas yra rekuperacija ir kodėl priverstinio patalpų vėdinimo sistemos dažniausiai vadinamas rekuperacija. Tai akivaizdu, kodėl. Pirmiausia, todėl kad rekuperacija trumpas žodis, o priverstinio patalpų vėdinimo sistema, jau ilgas žodis, ir nes žodis, o ilga sąvoka, paprašiau ją sutrumpinti, pavadinti rekuperaciją. Bet net trumpinant, reikėtų vis dėlto skirti šitą dalyką priverstinį patalpų vėdinimą nuo rekuperacijos. Tai kas yra priverstinis patalpų vėdinimas? Tai yra, kaip sakiau, šiuolaikiniuose sandariuose pastatuose sistema, kuri jau tampa beveik būtina, kurios užduotis pastoviai į namus šviežią orą paduoti, kad šviežias oras pastoviai iš lauko ateitų, o ir iš namų šalinti, kažkokiu būdu šalinti seną orą. Tai vat priverstinio pavėdinimo sistema, nesvarbu, iš kokių įrenginių padaryta, iš principo yra tada, kada per prievartą, kaip sakant, pastoviai oras iš namų šalinamas ir per prievartą kažkokiu būdu jisai pastoviai paduodamas. Jeigu toks procesas vyksta namuose, name, bute, tai jau galima sakyti, ten įrengta priverstinio vėdinimo sistema. Dar kitas pavadinimas šiandien užrašiau, labai dažnai naudojamas irgi, kaip sakant, rinkoje, kalbant apie vėdinimą vadybininkų montuotojų, tai yra centrinis vėdinimo arba centrinio vėdinimo sistema. Centralizuota vėdinimo sistema dažnai sako. Tai iš principo turiu omenyje, kad yra kažkoks namų centras, kuriame dažniausiai jį laiko vėdinimo namų centrų įrenginį kažkokį tai, kurį dažniausiai vadina rekuperatorium, ir nuo kurio išeina daug ortakių ir jisai, kaip sakant, visą orą iš namų į save įtraukia ir visą orą iš namų į namus paduoda per save. Dėl to vadinamas centrinį, bet realiai galima centrinį vadinti ir tokias priverstinio vėdinimo sistemas, kurios kažkur namų centre, dažniausiai namų centre būna virtuvės zona, vonios kambariai. Jeigu vyksta ten priverstinis ištraukimas šituose kambariuose, irgi galima sakyti centrinis vėdinimas, nes namų centre, arba centrinėje maždaug daugmaž dalyje, jeigu vyksta pastoviai oro šalinimas, netarkim per šachtą, kaip čia parodyta. Jeigu per šachtą vyksta pastovus oro šalinimas, priverstinis, per prievartą, nuolat su specialiu įrenginiu, kuris palaiko tinkamą slėgį paskalių ir nuolat veikia. Jeigu tas procesas vyksta, tai name vakuumas negali būti, kažkur tai oras tas ateis. Vien šito įrenginio įrengimas, priverstinio, kuris nuolat sanmazge, virtuviai, antram sanmazge, jeigu ten namas, jeigu kokiuose 3 taškuose pastoviai tas ištraukimas vyksta priverstinai, su didelio paskalių gale, kokių 300 paskalių, tarkim, gale vyksta, jau gaunasi priverstinis vėdinimo sistema. Priverstinė vėdinimo sistema, galima sakyti, yra name ir jinai namą vėdina. Todėl liaudyje tuo bendriniu žodžiu vadinama priverstinio vėdinimo sistema rekuperacija galima taikyti ir šitoj tokiai sistemai. Nors jinai negrąžina šilumos, kas yra rekuperacija, čia dar biškį vėliau pašnekėsiu, jinai negrąžina šilumos, bet tą, ką liaudyje vadina rekuperacija, priverstinio vėdinimo sistema, jinai atlieka, tai yra priverstinai vėdina patalpas.
Yra ir kitokių sistemų priverstinio vėdinimo, kai tam, tarkim, ventiliatoriai ištraukinėja, kiti ventiliatoriai su pašildymo elementais kažkokiais, gali būti šiais laikais jau įvairių, ne tik elektrinių pašildymo elementų, bet ir su vandeniu pašildomų, kitokių orą paduoda. Ir vėl gaunasi priverstinis vėdinimas vyksta, bet jo nepavadinsi rekuperacija, nors iš principo jis funkciją atlieka kaip rekuperacija. Todėl va šitą labai reikia skirti. Jeigu jūs renginėjat savo būtą namą, norit, kad jame nebūtų drėgmės, pelėsio, jame pastoviai gaivus oras būtų, tai jūsų užklausa turi būti ne rekuperaciją įrengti, o įrengti pagal jūsų biudžetą, pagal jūsų būto namo klasę, pagal jūsų poreikius, gyvenimo būdą, priverstinio vėdinimo sistemą. Ir jų yra įvairių. Šiais laikais gan nemažai. Ir dėl to verta labai pasikonsultuoti su specialistu, kuris šitos dalykus supranta. Kur specialistų supranta šitų dalykų, aišku, labai mažai. Nes jų neatsiranda dėl to, kad žmonės nežino, apie ką klausti. Jeigu nėra klientų, kurie žino, ką klausti, automatiškai nėra specialistų, nes kam reikalingi specialistai, jeigu klientai vis tiek nežino, ko klausti šitoj sferoje vėdinimo priverstinio namų. Tai va, sakau, nerekomenduoju rinktis iš karto, vat būtinai rekuperaciją reikia įsirengti, o jeigu ne rekuperacija, tai viskas kitas jau blogai. Ne, yra masė sistemų priverstinio vėdinimo, kurios nėra rekuperacinės, bet puikiai palaiko drėgmę namuose normalią, gaivą, šviežio oro paduoda ir net šaldo namų, nes daugam šitą irgi yra daug įsitikinimų, kad tik rekuperacija grąžina šilumą, visos kitos sistemos jau atšaldo šiuolaikinį aukštos klasės namą. Ne, tai toks biški mitas. Yra sistemų, kurios gal ne taip daug oro paduoda šviežio ir ištraukia, bet kad pakankamai jo paduoda ir neatšaldo namų, tai tikrai yra tų sistemų. O jums to ir reikia, kad turėtumėt šviežio oro, bet namai neatšaltų. Tai ten labai daug niuansų prasideda. Reikia žiūrėti, kokia namo klasė, koks šildymas, kokia aukščio lubos ir daug kitų niuansų, kokio dydžio kambariai, kad pasirinkti tokią sistemą. Ir pasirinkimas labai svarbus, nes viskas tai, kas susiję rekuperacija, gan brangu ir įsirengus vieną sistemą, įsirengus kažkokią kitą jau sudėtinga. Su tokia praktiškai reikės gyventi tiek, kiek stovės jūsų namas ar būtas, arba reikės kapitalinį rimtą remontą daryti, kad ją pakeisti. Todėl konsultacija neilga, bet jums gali sutaupyti labai daug laiko ir pinigų ir žinosit, kaip gyvensit daug metų paskui su šitą sistemą įsirengę. Tai va, o liaudyje vadinama rekuperacija, tai yra standartinė ta priverstinio vėdinimo sistema, šiais laikais įrenginėjama daugelio meistrų, be jokių kalbų, be jokių aiškinimų. Žmogus pasako, noriu rekuperacijos, meistras ateina, be jokių kalbų, be jokių daug aiškinimus įrenginėja šitą dalyką. Tai yra vėdinimo įrenginys kaba, kuris dažniausiai vadinamas rekuperatoriumi, kuriame yra du galingi varikliai elektros. Vienas variklis pastoviai orą paduoda į namus, kitas variklis pastoviai orą ištraukinėja iš namų. Ir per ortakių sistemą vieni ortakiai ten šiltą orą ištraukia, kiti ten ortakiai šviežią orą paduoda. Per ortakių sistemą gaunasi, kad šviežias oras ateina, atidirbtas oras išeina. Tai galima sakyti taip, tai ta liaudyje vadinama rekuperacinė ta ortakių sistema, priversinio oro vėdinimo ortakių sistema, jinai yra dažnai geriausias sprendimas daugelį šiuolaikinių būtų ir namų. Bet vėl,
rūšių šitų dalykų irgi yra nemažai, todėl kokį įsirengti irgi verta pasikonsultuoti. Nes visi šitie inžineriniai dalykai, vėdinimo įrenginėjami dažniausiai po lobomis, kartais po grindimis. Ta prasme, vieną kartą įsirengus jau dažniausiai kaip įrengsit, taip ir gyvensit. Net tą vadinamą standartinę sistemą. Todėl net užsakinėjant ir ieškant, kaip dažniausiai šiandien mėgsta žmonės kuo pigiau ieškoti, nes net prieš pradedant ieškoti kuo pigiau, geriau išsiaiškinti, ko jūs tiksliai norite, ko jums tiksliai reikia, pasikonsultavot ir tada jau ieškoti, kas va šitą, ką jūs tiksliai norite, padarys jums pigiau ar brangiau. Ir kodėl vienas pigiau kainuoja, kitas brangiau. Tai va tos sistemos pati esmė, kaip sakiau, vėdinimo įrenginys, kuris dažniausiai vadinamas rekuperatorium. Nors realiai yra jie dviejų tipų – plokšteliniai ir rotaciniai. Tai rotacinis sukasi rotorius ir jame jau procesas vyksta ne rekuperacijos, o regeneracijos, o plokšteliniuose, kurių šiais laikais plokštelių tipų labai daug, anksčiau buvo tik aliuminės plokštelės, paskui atsirado plastikinės plokštelės, dabar populiariausias yra entalpinės plokštelės, trijų tipų dažniausiai plokštelės, populiariausias entalpinės. Vat būtent juose ir vyksta tas fizikinis procesas vadinamas rekuperacija. Tai įsivaizduokit, vat yra pas jūs vėdinimo įrenginys, ta vadinama standartinė rekuperacija, išvedžioti ortakiai, vyksta priverstinis patalpų vėdinimas, bet tas procesas, kuris rekuperacija fizikinis, vyksta tik tai tam va, to įrenginio vidiniam blokė, plokštelių dažniausiai, nesvarbu, tos plokštelės sukasi ar nesisuka, nes rotoriaus tipo vėdinimo įrenginys, jame irgi plokštelės, ten, plokštelių, kuris sukasi. Tai tas procesas vyksta tik va šitoje vietoje, kurio užduotis ne namą vėdinti. Įsivaizduokit, jūs vėdinimo sistemą vadinat rekuperacija, nors rekuperacijos užduotis nėra vėdinti namų. Rekuperacijos užduotis perduoti temperatūrą. Tai yra, jeigu iš namų išeina plus 20, o laukia minus 10, tai kad minus 10 ateinantis oras paimtų šilumą iš išeinančio iš namų oro. Ir jau ateitų į namus ne toks, koks yra temperatūra, ne tos temperatūros, kuri yra laukia oro, minus 10, o bent jau plus 15, plus 16, 17, 18 maždaug temperatūros oras ateitų į namus. Tai va, rekuperacijos užduotis tik yra temperatūros mainai, o ne patalpų vėdinimas. Patalpų vėdinimas, kaip sakau, visą laiką yra užduotis specialių variklių, kurie palaiko aukštą slėgį paskalių. Gali suktis įvairių greičių, todėl įvairių kiekį oro paduoda. Ir yra ilgamžiai, nes įsivaizduokit, jie kiek stovi jūsų namas, tiek ir jie sukasi be sustojimo. Tai juose jau stovi ypatingi guoliai, kurie pritaikyti labai ilgai suktis. Ir pati esmė yra šitie varikliai. Vienas paduoda orą, dar kartą kartojos, kitas ištraukinėja. Tai va tas yra priverstinis vėdinimas. O čia dar patikslinau, kas ta rekuperacija, kodėl šitas žodis dabar labai populiarėja visai kitoje sferoje, tai yra automobilių, elektromobilių tiksliau sakant. Nes rekuperacija yra tiesiog fizikinis procesas. Tai yra momentinis vienos energijos rūšies pavertimas kita energija. Ir rekuperacijos esmė yra momentinis. Tai yra momentiškai energija pavirsta iš vienos į kitą. Tai tarkim, elektromobiliuose stabdymo energija pavirsta į elektros energiją. Čia šalčio energija pavirsta į šilumos. Ir atvirkščiai šilumos energija plokštelėse momentaliai pavirsta šalčio energija. O regeneracija, tarp kitko, dar apie regeneraciją trumpai pabandysiu. Tai beveik daugumos sieninių rekuperatorių, rotacinių rekuperatorių, ten kur rotorius sukasi, viduje jau vyksta regeneracijos procesas. Tai yra minutę
oras šalinamas, tarkim, sieniniuose rekuperatoriuose, paskui minutę paduodamas, tai vat gaunasi ne rekuperacija, o regeneracija. Minutė šalinimo metu šilumokaičio, to vadinamo šilumogražio blokė, dažniausiai keramikiniam, šiluma sukaupiama, paskui iš lauko ateinantis oras, vėsesnis negu namų, tarkim, kol praeina, jisai sušyla. Tai yra regeneracija, energijos kaupimas, o paskui grąžinimas. Tai regeneracija vyksta daugelyje sieninių rekuperatorių, nors ne visuose yra sieninių rekuperatorių dvisraučių, kurių principas irgi rekuperacija, o ne regeneracija. Ir rotaciniuose, kai sukasi, viena dalis plokštelių sukaupia šilumą, paskui jinai pakyla į ten vietą, kur nesikryžiuoja srautai rotacinis rekuperatorius ir gaunasi taip, kad rotorius sukdamasis vienoje vietoje sukaupia, kitoje atiduoda, sukaupia, atiduoda tą šilumą. Tai va, atrodo populiarus žodis rekuperacija, bet iš tikrųjų, jeigu statot rotacinį vėdinimo įrenginį, centrinį tą vadinamą, ir vadina tai rekuperacija, iš tikrųjų ten nieko rekuperaciško nėra, net vyksta regeneracija ir priverstinis oro patalpų vėdinimas, o tai vadinama liaudyje rekuperacija. Tai va, kokie įdomus dalykai su tuo vėdinimu ir rekuperacijom. Bet kokiu atveju, žmogui įsirenginėjant, kai žmonės skambina, konsultuojasi su manimi, visą laiką tą patį sakau. Jūs apie rezultatą galvokit. Tai yra, prieš įrengiant tokias sistemas įvairias priversinio vėdinimo, kiek jums kainuos, ko jūs tiksliai norit, ko jums reikia, kiek vietos namuose užims, tada pasirinkti, kokio tipo priverstinio vėdinimo sistemą norite įrengti. Tik tada galvoti, pasirinkus šitos dalykus, galvoti tenais apie rekuperatoriaus tipą, regeneracinis ar rotoriaus tipo rotacinis ar plokštelinis kažkoks tai. Tada, kur jūs įkabinsis, taip toliau. Čia jau tokie antrailiai dalykai. Pirmiausia, reikia įsirinkti, kokią vėdinimo sistemą jūs norite įsirengti. Ir būtent nusprendus tiksliai, kokią norit sistemą įsirengti priverstinio vėdinimo tipo, tik tada gilintis į visus kitus klausimus, apie kuriuos dar kalbėsiu kitose savo video. Jau apie mini rekuperatorius, apie jų rūšis, apie pačius rekuperatorius jų rūšis, ortakius, tipus, vėdinimo sistemų, kaip sakant, ortakinių vėdinimo sistemų klaidas, kur daro, kurios svarbios, kurios nesvarbios klaidos, kaip priklauso kokiam name, kokią tipo sistemą geriau daryti ir taip toliau. Vienu žodžiu, čia labai daug dar klausimų galima aptarti, kaip sakant, detalizuojant viską šitą, ką dabar bendrai aptariau. O dabar bendrai aptariau, žinot jums, kad nereikia pulti į bet kokį atveju rekuperacijos įrengimą, galima gan nebrangiai įsirengti kitokio tipo priverstinio vėdinimo sistemas. Ir tarp kitko labai nerekomenduoju konsultuotis dėl to su meistrais, nes didžioji dauguma meistrų, netgi didžioji dauguma vadybininkų, jeigu atstovauja kažkiam tai oficialiam gamintojai kažkokios įrangos, jie jums nieko nepasakos, nedetalizuos, kas jums geriau, kas jums blogiau. Jie tiesiog stengsis išpeikti viską, ko jie nemėgsta montuoti ar neturi savo, kaip sakant, nedisponuoja kokią įrangą ir stengsis įtikinti, kad tą, ką jie mėgsta montuoti ir įpratę montuoti, yra pačiai geriausia ir stengsis montuoti visą laiką tai, ką nuolat montuoja. Tai tokia ir konsultacija gaunasi su meistrais ar su tam tikros įrangos atstovais, kad jie tiesiog meistriškai įtikina jūs, kad jų, ką jie montuoja ir ką jie kalba, yra geriausia. Viskas kitas yra jums netinkama ir bloga. Tai va, šitoje vietoje irgi rekomenduoju
pagalvot, kaip sakant, čia jums spręsti, kaip jums geriau daryti. O šiam kartui tiek.